Diena numeris 3. Pradedam savo kelią iš mūsų nuostabaus hostelio. Šiaip tikrai super vieta. Šiandien, kur mes einam, pirmas dalykas, kurį keliavam, yra imperatoriaus rūmai, į kuriuos vakar nespėjom. Tikimės šiandien nenutrauks mūsų kelionės mašinų pažiūrėjimai, bet nenutrauks, nes ten nebeisim, tikiuosi. Tikiuosi ar nestikiuosi. Va, o toliau eisim pirkt sušių ir vaikštam po visas uždarytas parduotuvės požeminiam pasauliu, Dungeon World. Ieškom Pikachu ir Pokemonų ir drakonų. Kol kas nelabai. Jie randam tik tai japonus ir uždarytas jų parduotuvės. Viskas susidaro nuo 10, dabar yra 9:45. Tai parduotuvė, kuri čia buvo, vadinasi Daimaru ir dabar 10, kaip tik visi pradeda lėkti į parduotuvės pirkt sušių. Tai mes kaip tik irgi bėgam kartu ir pažiūrėkit, tai nuostabus vaizdas, nes tikrai niekada ne visada pirmas atvarysi. Ir va parbėga visi, kaip parbėga visi ir lankstasi. Ir mes einam ieškoti sušių. Vakar mes valgiam va šitus už 700 ir valgiam tokį rinkinuką už 7 pem. Va šitą va, už 8 pem. Kur seilas irgi yra. Tas va. Dabar galim pasižiūrėti aplinkui, kas yra. Viskas yra iš šviežių dalykų. O čia gali salatytės pasiimti. Čia yra pastatas ir spėkit, kas ten yra. Čia yra žmogus valantis sieną. O dabar einam čionais. Čia, per vartus. Ir ten gilyn. Ir pažiūrėsim, kur mes galim prisėsti pavalgyti. Pavalgom. Ir Monika pasakys jums, ką darysim toliau. Toliau eisim į imperatoriškai rūmus. Labai gera gramatika. Ir tada važiuosim iki geiminimo centro. Ar tu lauki? Labai. Nu kaip? Tarp labai ir nuostabiai. Nuostabi. Super. Žodžiais neapsakomi. Skanaus valgantiems, nevalgantiems gailėkitės ir gražėkitės, kaip mes valgom. Valgiam. Pietus super. Krosanai po sušių buvo irgi tobuli. Ir dabar aš pribaigsiu su kava. Aš pabaigsiu su savo vitaminizuotu vandeniu. Viskas gavosi taip, kad vis dėlto mūsų neįleido į vietą. Ten uždara vieta, kadangi ten gyvena imperatoriškoji šeima. Jo, bėgikai vėl varo pas mus aplinkai. Tai dabar ką veikiam, einam į stotį, važiuosim į Akihabara stotį, o tenai yra, kaip ir minėjau, žaidimų aikštelė. Tai Akihabara aikštė. Daug žaidimų. Pažiūrėsim, jeigu bus Nintendo, gal nusipirksim Nintendo už 10 eurų. O taip atrodo, tiek čia žmonių ir tiek. Ką? Atėjom į Ueno parką ir dabar parodysim nuvytusius lotuso lapus. Žemėlapį mums rodo, kad čia yra vanduo. Visur. Turėtų būti vanduo, praktiškai vandens nelabai. Vandens nebent tualete rasi. Lotuso lapai vandenį auga. Va, kaip atrodo lapai. O, nu vandens dar yra biškį. Vanduo kaip ir tik lotusų sunku pažymėti. Kaip visada, Japonijos Tokijo mieste vanduo yra toks purvinas, kad baisiau geriau nežiūrėti jį. Bet, koks šamas! Ueno parko lapai. Ueno parko
Ne lapai, vandai. Vandenis, o vandeniuose plaukia va tokie va vandens dviračiai. Bet labai faini vandens dviračiai pas mus tokie daro. Retai kada tokie būna. Tai jo, dabar yra čia va tiek žmonių ir mes artėjam prie šventyklos. Eisim pasižiūrėti šventyklą. O, tokio šitas, ką čia? Išėjom iš Ueno parko, pabuvom muziejui. Muziejus, lyginant su Londonu, tai yra 2 iš 10. Lyginant su Tokiju, tai yra 10 iš 10, nes buvom tik vienam. Dabar einam per stoties tiltą. Tai važiuoja kaip tik tramvajus. Kur dabar einam? Einam į Sensodžių. Ar Sensoji? Sensoji. Einam į tą šventyklą. Pagal teoriją turi būti uždaryta, nes dirba iki 4. Pagal praktiką bandysim pamatyti vis dėlto, nes tai yra viena iš žymiųjų Tokijo vietų. Ir po to planas toks, kad dar nueiti iki Skytree bokšto, kuris yra antras pagal aukštumą pasaulyje. Ir po to į Šibujos perėją, jeigu dar turėsim kojas. Va taip va. Vis dėlto čia galbūt dar mus ir įleis, nes matau, kad žmonės vis dar vaikšto. Tai dar šansai yra nenužudyti. Tai einam pažiūrėsim. Taip kaip vakar nespėjom per pusvalandį, tai taip šiandien atėjom minutės tikslumu, spėjom praeiti tiesiai kiaurai per čia ir tada visus išvarė. Tai labai sėkmingai mes čia atėjom. Čia yra vienas tas pagrindinių pastatų greičiausiai, o čia yra dar viena šventyklos dalis, tai eisim tenai pasižiūrėti taip pat. Štai jis. Skytree Tower. Antrasis pagal aukštį pasaulyje pastatas. Parodysim, kaip jisai atrodo. Iš pat apačios jisai atrodo daugmaž taip. Tai va, iki čia, jeigu nori pasikelti, yra 20 eurų, o jeigu aukščiau nori biškį, tai tada 30 eurų. Dabar pasėdim, pailsim, tada į metro, Šibuja, biškį maisto, namai. Va, šiandien paskutinis vlogas, Šibuja pedestrian crossingas. Tai dabar tuoj parodysim per timelapsą arba kažkaip kitaip, kaip atrodo labai nemažai žmonių pereinančių per 3 perėjas, labai didelę gatvę. Tai laukiam tęsinio ir šiandienos diena pasibaigė čia. Sugar and spice. Sugar and spice.